už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Šiandien už Lietuvą varo ne tik lietuviai, bet ir prancūzai, izraelietis, Latvija ir Italija. Žinokit, tikrai įspūdinga. Ne kiekvieną dieną pamatysi už Lietuvą varančius užsieniečius. We all love basketball, we all love bouncing, and we all love Lithuania, so mixed together, we're bouncing for Lithuania. Sėdėjau prie kompiuterį, sugalvojau, kad reikėtų pabandyti užsiregistruoti ir tapti, kad varyčiau už Lietuvą. Šiaip aš mėgstu krepšinį, pati žaidžiu krepšinį. Sakiau, aš su draugais už Lietuvą. Kiekvienas šalis vis kitaip myli. Aš, pavyzdžiui, už Lietuvos nei ką nekeičiau Lietuvą. Nešam Lietuvos kamuolį Papilės gyventojams. Lietuva, žinot, kaip būdavo, susivėrė, kai yra labai didelė bėda, arba kai labai gerai. Tai dabar Lietuvos mums yra labai gerai. Tai kuo sergat? Krepšiniu. Arenas būtų pilnas ir mes laimėtum. Tikėt savo komandą reikia ir mes laimėsim. Už Lietuvos patriotizmą. Nebūkit kelmai, varykit už Lietuvą. Mūsų kamuolio laukia tikrai įdomus išbandymai ir išgyvenimai. Baidaris. Mes atvažiavom šiek tiek anksčiau į naująją Akmenę ir čia visi gyvena kamuolio laukimu. Taip, kad šis kamuolys tikrai svarbus. Žmonės jo laukia, nori prie jo prisiliesti ir nebuvo nei vieno miestelio, pro kurį mes pravažiuotume, kad mūsų nepasitiktų ir nenorėtų prisiliesti prie šio tautos kamuolio. Tai yra fantastiška, mes jau tikrai nuo dabar turim 3 milijonų rinktinę ir varom visi iki vieno. Serga ir po varžybų džiaugiasi visas miestas. Paėmėm tą dūdą, bet žiūrėk, kiek liaudės susirinka. Lietuviam palinkėčiau tikėjimo, kad mes iš tikrųjų esam stiprus, vieningi ir tokie išlikime. Naujoji Akmenė tikrai įsijungė 3 milijonų rinktinę ir tai dabar toj parodys. Ačiū jai, o mes varom už! Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Aš žiūriu kiekvieną vakarą, nepraleidžiu to Varom už Lietuvą.